Viskas baigėsi visišku nutolimu. Taip pasaulis ėmė skubėti į savo egoizmo piką, į 20 amžių. Ir štai jau 20-ajame amžiuje prasideda naujo Babelio bokšto statyba. Egoizmas pareikalavo naujo pripildymo. Ir pasaulis vėl jau kelintą kartą suklydo. Jis vėl patikėjo, kad egoizmą galima pripildyti ir pagaliau tapti laimingiems. Mes tiesiog šventai tuo tikėjome. Kokias džiaugsmingas viltis puoselėjome. Prasidėjo kosmoso užkariavimas, menu tą džiaugsmą, kai rusai į kosmosą pasiuntė pirmąjį kosmonautą. Amerikiečiai išsilaipino mėnulyje, mes ginčijomės, ar yra Marse gyvybė. Norėjome keliauti po visatą ir atrodė, kad tai jau beveik tikrovė. Buvome tiesiog įsitikinę, kad mokslas padės įveikti ligas. Buvome tikri, kad žmonių darbą atliks mašinos. Žmogus daugiau skaitys, mąstys, ilsėsis. Bus trumpesnė darbo savaitė, daugiau laiko skirsime šeimai. Tikėjomės, kad mokslinis techninis progresas pakeis mūsų gyvenimą. Ir kogi pasiekėme. Žmogus pradėjo dirbti ne mažiau, o daug daugiau. Jis ėmė vergauti darbui, didelėms įmonėms, savo verslui, pinigams, valdžiai, šloviai, moksliniams laipsniams. Ligų nesumažėjo, o gerokai padaugėjo. Planetos ekologija taip radikaliai pasikeitė, kad palaipsniui naikina mus visus. Žmogui neliko laiko šeimai, ir šeima ėmė irti. Jeigu paklausite, ar pirmykštis žmogus buvo už mus laimingesnis, atsakysiu, taip. Aplink mus pusiausvyros harmonijos dėsnis, vieningos, tarpusavyje sąveikaujančios gamtos pasaulis. Argi galima gyventi nesilaikant šio dėsnio? Negalima. Ir kuo anksčiau mes tai suprasime, tuo mažiau kentėsime. Mūsų koreguos kaskart vis labiau, kol neišgirsim ir nesutiksime tapti laimingi. Gyventi pagal aukštesnį lygybės, brolybės, vienybės, meilės dėsnį. Galite paprieštarauti, kad tokie bandymai 20-ajame amžiuje jau buvo pasiekti lygybę, brolybę. Be šios idėjos, be šio aukščiausio idealo siekio nebūtų įmanoma jokia revoliucija. Kas buvo tie pirmieji komunistai? Idealistai, romantikai, kurie padarė daug klaidų. Rusijoje buvo tik pasibaigęs feodalizmas. Kasgi galvojo apie augantį egoizmą? Norėjo po lygiai padalinti nuosavybę ir tiek, atimti iš turčių ir atiduoti vargšams, kad būtų teisinga. Bet juk egoizmas nesupranta teisybės. Ir štai jau nori jėga pakeisti žmones. Komunizmo statyba Rusijoje, Kinijoje, Korėjoje,
Pietų Amerikoje, Izraelio kibucuose. Visa tai nepasisekė bandymai sukurti teisingą visuomenę. Nieko neįmanoma pastatyti ant egoizmo pagrindo. Tai tarsi statyti pelkėje. Įtrauks ir sunaikins. Taip žlugo dar viena iliuzija, kad savo rankomis įmanoma sukurti laimingą visuomenę. Kodėl? Ogi todėl, kad tikslas buvo neteisingas. Kad nebūtų turtingų, tai nėra tikslas. Lūšnoms taika, rūmams karas, tai netikslas. Netgi lygios galimybės visiems nėra tikslas. Tikslas tai egoizmo ištaisimas. Tam, kad gyventume pagal meilės ir atidavimo dėsnį. Štai koks yra tikslas. Susilieti su mūsų pačios gamtos dėsniu. Štai tikrasis tikslas. Žmonija nepasuko šiuo keliu ir atsidūrė aklavietėje. Aklavietė. Pagaliau galima stabtelėti ir pagalvoti. Kyla daug klausimų. Kodėl mes atsidūrėme aklavietėje? Kaip iš jos išeiti? Na ir pats svarbiausias klausimas. Kaip gyventi? Reikia prieiti aklavietę. Reikia. Ir suprasti, kad į šią aklavietę mane atvedė mano ego. Buvo žmonės, kurie apie tai kalbėjo, šaukė, prašė žmonijos atidžiai į save pažvelgti ir sustoti, kol nevėlu. Bet jų negirdėjo. Ir štai dabar viskas vyksta žodis žodin. Aklavietė, krizė, kurios pasaulis dar neregėjo, o pavijimui masinio žmonijos sunaikinimo grėsmė. Neišgirdome to anksčiau, reikia, tiesiog būtina, kad išgirstume dabar. Mes jau ant bedugnės krašto, bet dar turime šansą. Paskutinę galimybę įveikti egoizmą. Egoizmo neįmanoma nuslopinti, todėl kad egoizmas mūsų prigimtis. Egoizmo neįmanoma įtikinti. Jis nesileidžia nei įkalbamas, nei pamokomas. Egoizmo nepapirksi, jo niekuomet nepasotinsi. Egoizmą galima tik ištaisyti. Galima tai padaryti. Galima. Ir gamta pati mums rodo kaip. Pažvelkite į šį ramų džiaugsmingą vaizdelį. Mama ir vaikas. Kuo labiau mėgaujasi vaikas, tuo labiau mėgaujasi ir ji.